Labą dieną, svarbus pranešimas apie žiemos Vilkės ūkio krepšelius. Jau renkame prenumeratorius žiemos sezonui, kuris prasidės nuo spalio vidurio ir tęsis iki kovo pabaigos. Žiemos krepšeliai tai tradicinių Lietuvoje augančių, ilgai stovinčių daržovių rinkiniai ir visa tai, ką jūs matote, užauginta pas mus gamtinėme natūraliame Vilkės ūkyje. Užsisakę krepšelio prenumeratą, jūs garantuojate kokybiško maisto tiekimą visai žiemai iš mūsų ūkio tiesiai jums. Daugiausia krepšeliuose vyraus šios daržovės, tai morkytės, burokėliai, bulvės, svogūnai, vėlyvieji kopūstai, taip pat moliūgai, šiek tiek obuolių, kol turėsime, dėsime porus, taip pat pjaustysime gabalais subrendusias cukinijas, retkarčiais įdėsime saliero gumbą ir panašiai. Daugiau informacijos tekste ties šio video ir perspėju, kad derliaus užauginome tiek, kiek užauginome, jo kiekiai nebegaliniai, todėl kviečiu laiku rezervuoti žiemos krepšelio prenumeratą. Iki.